Ir karaliai kartais pasielgia nei šiaip, nei taip. Neieškokit žemėlapy švaros karalystės, nes tai būtų tuščias darbas. Tas, kuris braižė žemėlapį, užmiršo ją pažymėti. Kai apsižiūrėjo, jau buvo vėlu. Laikrodis išmušė 5, o 5 juk baigėsi darbas. Po 5 mūsų braižytojas niekados nebrėždavo nė paties mažiausio brūkšniuko. Tačiau tikėkit manimi, vaikai, kad tokia karalystė yra. Štai, kai jūs joje pamatytumėt. Pasilenkusi ties dubeniu, kupinu muilo putų, prausėsi kaklą žirafėlė. O juk kiekvienas žino, kad net mažytės žirafos kaklas ilgas, beveik be galo. Šepetėliu ir dantų pasta įnirtingai šveičiasi dantis drambliukas. Manau, nereikia aiškinti, juk net paties mažiausio drambliuko dantų niekaip nepalyginsi su žirneliais. Didžiuliame kibire, sklidiname vandens, plaunasi ausis asyliukas. Negi paslaptis, kad asyliuko, kurį dar sunkoka pavadinti asilu, ausis visai nepanašios į kavos puodelių ąseles. Nedidukas hipopotamas trinasi šepečiu nugarą. Gėda būtų nežinoti, kad ant darželinio amžiaus hipopotamuko nugaros telpa ne tik kuprinė. Ant jo nugarėlės laisvai galėtumėt verstis kūlio. Baltasis meškiukas plaunasi letenas. Man nesmagu girdėti, kad kai kurie iš jūsų nežino, jog baltojo meškiuko letenėlės netilptų į jūsų pirštinaites. Net jeigu tas meškiukas tebevaikšto įsikibęs į savo mamos, baltosios meškos kailinius. O tai tokios letenėlės, kad sveikinantis baisu paduoti ranką. Toje švaros karalystėje yra karalius, kuris skiriasi nuo žaliojo, baltojo, o tuo labiau nuo žydrojo taškuotojo karaliaus tuo, kad yra bespalvis, kaip vanduo. Jis net vadinamas vandens tyrumo karaliumi. Beje, jo tėvas buvo karalius Muilas, senelis karalius Rankšluostis, o močiutė karalienė Kempinė. Ar galite įsivaizduoti, mano mielieji, ką šiandien padarė vandens tyrumo karalius? Ogi paskelbė griežčiausią įsakymą neįleisti į savo karalystę mano jauniausiojo sūnaus. Kodėl? Niekaip negaliu suprasti. Ir karaliai kartais pasielgia nei šiaip, nei taip.